idėja apie tai, kad šalies ekonomika augtų panašiai ir pasiektų lygį Suomijos, jau prašėt imtis priemonių prieš tai ir Ingos Rugnienės vadovaujamos vyriausybės. Ką išgirdot šiandien kito, kokios tos būtų konkrečios priemonės? Pats premjeras sakė, ar ne, kad tų mokesčių nėra, kaip ir ketinama didinti, bet kažkurios sritis gali gyventi kukliau. Tai kokios tos sritis išgirdot, kurios gali gyventi kukliau? Tai mes kalbame, ko gero, apie išlaidas, kurias daro valstybė šiandien dienai. Mes matome, kad krepšelis ir aplamai gal viešojo sektoriaus išlaidos jos ir toliau auga, neskaičiuojant netgi proporcijos, ir mūsų noras yra galbūt visiems šiuo atveju investuoti į tai, kas duoda grąžą. Labai realiai, labai pragmatiškai, kad nepersistengti ten ir su tuo pačiu žaliuoju kursu, kuris šiandien dienai virsta į švarųjį kursą, žiūrint iš ES, bet investicijos tos, kurios duotų grąžą per pridėtinę vertę žmogui, per pridėtinę vertę įmoniai, per sumokėtus mokesčius. Tai nereikia bijot pasiskolinti ir tikslingai investuoti į tą patį verslą, nes iki šiol Lietuva, mes visi žinome, augo viena greičiausiai iš nuo įstojimo ES. Atlyginimai augo irgi greičiausiai, bet visam tam yra tam tikra riba. Ir pradžiai turim uždirbti tam, kad daugiau išleisti. Tai va šitoj vietoj investuoti į atsinaujinančią gamybą, į naujus įrengimus, naudojant dirbtinį intelektą, tikrai gali išlaikyti, kadangi esame pramoninkai, galim išlaikyti tą pramonės procentą nuo bendro vidaus produkto, kuris iki šiol, sakyčiau, išlieka mūsų regione vienas iš aukščiausių, net aukščiau už Lenkiją. Aš jau nekalbu apie kaimynus Latvius ir Estus, pas mus apie 20%, dabar jis nesiekia 19,4%, bet Latvijoje tai yra 12%, Estijoje 13%, Lenkijoje yra 18%. Tai mūsų noras yra, kad tas proporcija išsilaikytų, kad konvertuoti investicijas būtent į galutinio produkto gamybą, o ne į subrangą. Tai tam reikia investuoti į tą patį pavadinkim gerąją prasme, žiedinę ekonomiką, kas ir vyksta šiandien dienai. Kuo daugiau pridėtinės vertės išvežti, o nebūti subkomponentų gamintojais iki šiol, kokiais mes buvome. Nes užsienio investicijų, kol nepasikeis geopolitika, akivaizdu, mes greitų laikų nesulauksime. Nors mes matome, kad Lietuva yra saugi šalis, ir bandysime, kuo įmanoma daugiau, sukurti gynybos priemonių čia vietoje, bet šiandien dienai realybė yra, kad tik vietinis verslas investuoja, išlaiko darbo vietas ir mes norėtumėm tęsti šitą dalyką, kad paaugusi skola su paaugusiu mūsų bendruoju vidaus produktų koreliuotų. Nes mes galime kalbėti apie 2019-2023 metus, kai mūsų skola buvo paaugusi, bet 37% užaugo BVP, ir santykinai mūsų skola sumažėjo, vėl grįžo į tą patį. Tai mes lygiai tą patį norime proporcionaliai judėti, kad tai nebūtų išleista į trinkeles, į dar kažką, bet būtų investuota, kas duoda grąžą.